Kodėl pasakyk daug, aš kiekvieną kartą turiu. Tai visiems pačerka. Taip, tada galėtų visiems pačerka. Šeimininkai, tai bus atskirai, tai tada nežinau. Tu pasakykit, kas pirmas. Aš minėjau, kad pavasarį prie herbicidų, ypatingai prie dirvinių herbicidų yra dar vienas produktas labai geras, kuris... Kas arti perskaito, taip nedaug. Kažkuris sako gumistaras, taip? O tada dar atsakykite į klausimą. Jūs visi labai norite... Sauliau. Dabar sakykit klausimą. Aš žinojau. Žinoj, koks yra privalumas boramino kalcio, kadangi jau Sauliau atiduosiu, aš viskas aišku, bet koks jo privalumas? Lengvai laistyti? Ne, mes norime, kad mūsų uogos būtų saldžios, kad būtų išorė labai graži, kad būtų būdinga veislės spalva, kad sėklytės labai gražiai išsilaikytų. Toliau, kad būtų geras derlius ir transportabilus derlius. Tai šiuo atveju, taip teisingai, tai šiuo atveju yra patikimas produktas, tai boraminas kalcis. Saulius, sakyk, kad taip. Prašau. Gerai. O dabar dar pasakykite, jeigu atsivežate ar tai frygo daigus, ar tai iš savo daiginėlio, kažką tai norite pasidauginti, kokie pagrindiniai elementai yra reikalingi, kad būtų jaunam augalui. Oi, kaip čia jūs. Jūs norite, kad Baltic Agro nueitų į bankrotą. Pasakykit, kuriam čia reikėtų fosforo. Tai reiškia yra augimo augalų prigijimo stimuliatorius. Čia yra sudėtis parašyta, labai stiprus koncentruotas kalis, fosforas ir visi mikroelementai. Kas neišbandėt, prašom išbandyti, o kam patinka, tai yra Baltic Agro produktai, yra regioniniai agronomai, prašom su jais draugauti ir manęs neišbrokinti. Prašom. Tai va, jūs pažangius moksleiviai, studentai, ačiū Jums labai. Tik tai, žodžiu, pasibaigė paskutinės uogos ir iškam jas. Dabar vat aš netu... Čia kaip pasakius, čia yra nelabai braškėms skirtas, čia daugiau braškininkams skirta yra. O aš sakau, vienas toks nuostabus jaunuolis atsivežė paragauti, sako, šiuo metu derlius buvo. O čia pasakyk. Braškių. Čia įtarka perna. Čia yra praeitų metų braškių derliaus vynas. Nu tai pats papiliuosi. Ir čerkas storite. Sakė, mūsų nepavaldo. Tai 16. Na gerai, pradėsiu. Trumpai papasakosiu. Kadangi kaip auginam braškes ir jų nespėjom, tarkim, lieka tų braškių po pardavimo, nespėjom visų išsiparduoti. Tai tas braškes, kad neišmest, padarom vyną. Tai darosi kažkur metus gaminam. Porą kartų reikia perkošti ir jau šiais metais, prieš kokį mėnesį, jau jisai yra išpildys. Va, prašom paragauti, vertinsit. O kodėl tas baltas vienas yra? O čia yra aviečių vynas. O kodėl baltas? Iš šviesių geltonų aviečių. Man atrodo, kol jūs sugalvosite, su kuom čia dabar tos butelius atidaryti, paprašysime, kad pristatytų savo įmonę ir papasakotų apie ją. Kredo vienas iš laukiamų mūsų svečių ir kaip tik atvažiavo čia. Prašau. Labą dieną visiems. Malonu matyti tokią didžiulę kompaniją. Ir iš tikro norėčiau pirmiausia padėkoti Šeimos ūkio sąjungai, kad mus pasikvietė pademonstruoti šitą, ką turim. Galbūt mes nesispecializuojam, aišku, ūkiai,
žemės ūkyje mes labiau specializuoti buitinių kenkėjų kontrolės įmonė, kuri tiekia produktus praktiškai Lietuvos rinkai. Tai yra žiurkės, pelės ir kiti baisesni padarai, kurie gąsdina moteris. Tai paraleliai mes darbuojamės ir su individualiais vartotojais, būtent su individualiais naudotojais praktiškai ir paukščių kontrolės srityje. Aš nesakau, kad būtent mes vykdom pačią kontrolę, mes tokios paslaugos neteikiam. Mes turim keletą produktų, kuriuos platinam Lietuvoje. Na ir aišku, jeigu yra toks susidomėjimas būtent šiais produktais, tai mes juos labai trumpai pristatysim. Aišku, aš nenorėčiau jūsų atiminėti to laiko su ta visa teorinė dalim. Galbūt aš labai greitai pasistengsiu pristatyti pačius pagrindinius metodus, kurie yra naudojami paukščių kontrolei. Visų pirma, tai yra neprisileidimo metodai, tačiau šitie neprisileidimo metodai žemės ūkyje ar nedideliuose ūkiuose, iš tikrųjų jie yra pritaikomi Anglijoje, pritaikomi Vokietijoje. Tai aš apie juos truputį vėliau pašnekėsiu, tačiau tokie metodai yra. Dabar pačių, sakysim, gyventojams, kas yra skirta dažniausiai būtent spygliai. Kad spygliai jum šiuo atveju nieko negelbėja. Tai toliau yra garsiniai ir vizualiniai. Matot, aš juos apjungiau. Iš tikro vienų ir antrų naudojimas vienu metu yra privalomas. Privalomas, kodėl? Visų pirma, paukštis puikiai supranta, pripranta prie esamo dirgiklio. Ir jeigu tai bus, sakysim, imitacija, kažkokia tai vizualinė imitacija, netgi šitas vanagas, kuris va čia skraido, jeigu jūs iš pradžių gal ir bus baidymas, bet po 2-3 savaičių paukščiai nebereaguos ir į jį. Kas reikalinga? Reikalingas garsinis repelentas. Tai mano kolega Julius Šidiškis pristatys garsinį, truputį paskui pristatys garsinį repelentą, kuris praktiškai turėtų būti derinamas būtent su vizualiniu. Vizualinis šiuo atveju šitas mūsų vanago muliažas, judantis, jisai visų pirma pats skleidžia tam tikrus garsus. Tai nėra specifiniai paukščiam kažkokie ypatingi garsai, bet jie yra ir tai vėlgi kaip garsinis repelentas pasireiškia. Dabar kokie metodai yra naudojami praktikoje? Praktikoje tai yra visų pirma neprisileidimo metodai, tai yra mechaniniai, barjeriniai. Tai yra pats paprasčiausias tinklas, tačiau tai yra brangus malonumas. Šiaip ūkiuose, uogynuose, Anglija, Prancūzija naudoja šitos metodus ir maždaug paskaičiavimų jų tai gali kainuoti kažkur tai iki 7-8 tūkstančių eurų hektaro apsaugai ir kas metai, aišku, tam tikrą kiekį vėlgi investuojant, nes tinklų priežiūra iš tikro reikalauja pakankamai daug darbo. Tinklai yra įvairūs, šiaip būtent braškynuose, kuriuos galbūt dažniau atakuoja, sakysim, varnėnas, strazdas, na, nedideli paukščiai iš tikro.
Tai akių dydis, tinklo akių dydis turi būti ne mažesnis, ne didesnis nei 2,8 cm. Įvairios kompanijos gamina įvairius tinklus iš įvairių medžiagų ir priklausomai nuo to jų tarnavimo laikas. Jų tarnavimo laikas maksimalus, kiek man yra žinoma, reiškia, kuris pritaikomas ūkiuose, tai yra apie 10 metų. Reiškia, tam hektarui, kuriam investuoti apie 8-9 tūkstančiai eurų, na ir kas metais kažkur tai apie dar po 1000, tai įsivaizduojat, kokia tai yra pakankamai brangi, tačiau tai yra vienintelė 100% būtent apsaugos priemonė. Visos kitos yra siekia, 70, 60 ir 50% efektyvumas, netgi derinant jas. Taip kad kartais būtent šita priemonė, jeigu tai yra iš tikro labai rimta problema, tai gali apsaugoti. Va taip tinklai, matot, va taip jie yra sutempiami, sulankstomi ir būtent kai jau kyla paukščių problema, būtent tada jie yra užtempiami. Tai yra kaip papildomos darbo sąnaudos. Ne tik tai, kad įrengimas viso to, tačiau ir papildomos darbo sąnaudos. Dabar vizualiniai atbaidymo metodai, va čia kažkas tai panašaus, sakysime, mūsų tą vanagą. Bet čia yra nejudrios konstrukcijos ir būtent tas nejudrios konstrukcijos, jos yra mažai efektyvios. Efektyvumas padidinamas tada, kai jos padėtis yra kaitaliojama. Na, kad ir pats šeimininkas perneša ją. Pasikeitė padėtis ir efektas liktai padidėjo. Liktai. Bet iš tikro tai yra mažai efektyvų ir praktiškai mes tokių produktų ir nesiūlom. Galima pasistatyti sodelį kažkur tai, kur norim šiek tiek eksterjerą, sakysim, išorę savo pagražinti. Daugiau ne. Nerekomenduoju ir negaliu nieko apie tai pasakyti. Holografinės juostos. Holografinės juostos, jeigu kas nors mūsų puslapį buvot, matėt šitą produktą, tai yra kažkur tai apie 7 metrus, 80, 960, įvairių jų būna, tačiau jų pačių vientisai, ištisai, sakysim, naudoti, jos nerekomenduojamos. Holografinė juosta, jinai keičia, šviesą atspindi. Pati technologija tokia, kad būtent yra šviesos atspindys ir įvairios spalvos. Ir atitinkamai, matot, va čia tas vaizdelis, kad praktiškai visos vaivorykštės spalvos. Bet esmė tame, kad būtent jinai vėjai plevesuodama keičia tas spalvas, keičia atspindžio kampus ir atitinkamai tam paukščiui atitinkamai jaučias toks diskomfortas. Dabar kaip jos yra paruošiamos. Tai nėra kabinamos ištisai, kaip minėjau, ta juosta. Jinai yra karpoma 90-60 cm ilgio juostelėm, kurios turi būti pakabinamos, kažkur tai pakabinamos, kad vėjas antrą jau likusią dalį laisvai judintų. Kitaip sakant, tai yra privalomas judesys. Čia keli pavyzdžiai, daržai, sodai, pievos, sakysim, būtent tokia juosta apkabinamos. Efektyvumas nėra tikrai labai didelis, tačiau tai vis tiek vienas iš tų metodų, kurie tinkami paukščiam atbaidyti. Balionai, vienas iš jų pakabintas, būtent su 3D, taip vadinama technologija atspausdintas viršus visas. Ir iš tikro tas jo sukiojimasis vėjai. Ir ta 3D technologija, būtent šitos, sakysim, akis, ar kažkur atrodo tas judesys
paukščiai baidos. Dabar apsauga iki 6 arų. Akis yra atspindinčios, irgi turi holografinės juostas, užklijuota tenai yra. Dabar visiems smulkiem paukščiam tinka atbaidyti kuosom, tinka atbaidyti geniam ir tinka atbaidyti balandžiam. Bent jau taip gamintojai ir patento turėtojai, sakysim, šitą deklaruoja. Kiti paprastesni, pigesni variantai yra tos baidančios akis, tai yra vėlgi su holografinė juostelė priklijuota ir akies pavydalo ir vėjai sukiojantis vėlgi paukščius šituos veikia. Judantis muliažai. Vienas toks muliažas, kurį jūs va čia ir matot, atitinkamai apsaugo apie 1 H. Esu aptikęs ir didesnių skaičių, čia toks proto ribose dar sakyčiau, iš tikro ir tyrimuose, kas buvo atlikta, tai 1 hektarą apsaugo. Bet kainuoja. Kaip ir minėjo mano kolega, šitie ir muliažai geriausiai dirba, kai jie suderinti su garsiniam sistemom. Tai vieną aš jums parodysiu. Čia buvo įrašyti 8 paukščių balsai, iš jų buvo 6 plėšrieji ir 2 buvo pavojaus signalų balsai. Šitam, kadangi, jeigu, kaip ir minėjo kolega, vienas prietaisas dirbtų, kvyktų, paukščiai po 3 savaičių pripranta. Jie girdi, bet jie nežino kas, iš kur ir kaip, ir tada jie jau jo nebebijo. Kai yra muliažas, jie mato realų, kas skleidžia šitą garsą, ir jau žymiai ilgiau dirba. Bet kaip mes, kodėl naudoja šitas prietaisus? Daug kas tinklai. Viskas labai gerai, bet su tinklais juos reikia pastatyti, aptverti ir viską. Mūsų žmonės ką nori? Nori įsigyti prietaisiuką, įjungiu ir visos problemos įspręstos. Tai va tokiu atveju galima naudoti garsinį prietaisą su muliažu. Yra didesnių modelių, su 4-5 kolonėliam. Jų maitinimas arba nuo 220 arba nuo akumuliatoriaus. Kainuoja šitas prietaisas apie 300 eurų, muliažo kaina apie 200 eurų. Su viskuo. Tai komplektukas išeita apie 500 eurų. Yra galingesnės sistemos, kiek ten 24 tūkstančius kvadratinių metrų, jos kainuoja 700 eurų. Ten yra 4 kolonėlės. Taip pat yra, jeigu įeitumėte į mūsų puslapis yra spastai.com arba kredo.lt, yra žymiai didesnių įvairesnių yra prietaisų. Ir, tarkim, kas turi didelius braškinus, yra sistema visa stipriai apsauganti, yra patrankos, yra drugeliai, įvairiausių prietaisų. Dirbs. Ne, kažkur tai apie 3 metus jisai. Nu, jeigu bus uraganas, kuris nuneša stogą. Už tos 500 eurų aš žmogų dar pigiau pasamdys, man visą mėnesį saugo. Ne, mes jums tik pasakojam, kas yra, kiek yra, kaip yra, kokie yra kovos būdai. Taip, mūsų žmonės yra nagingi. Aha, nueisiu į parduotuvę, nusipirksiu meškerę, ilgą ten už 20-30 eurų pasidarysiu iš putlaščio. Valio, prašau, mes jums parodėm, kaip galima su kuo ir kaip. Vieno paukščio neparduodam.
Va, nes galima va... Yra visagalis internetas. Galima daug ką parsisiųsti. Ne, dėl reiškia šitos problemos, tai tikrai jos nėra. Nes tai, kad meškerė pas jūs liks, taip, gali būti vėjai, gali būti audros, krituliai, visą šitą veikia. Be abejo. Ir metai tai yra, na, tas minimalus beveik laikas, kurį turi tas paukštis atlaikyti. Dabar jo keitimui tikrai yra tų paukščių ir bus. Ir tai nėra problema. Tai nėra problema iš tikro. Dabar tos kainos. Kainos mes patys ieškom, mes patys dairomės būtent šitų analogų ir aš manau, kad greitai jų bus tikrai pigesnių. Nes šiuo atveju man pačiam ta kaina yra, nu, atleiskit, bet didoka. Dabar. Kas dar liečia, klausėt, ar vienas vanagas, tarkim, dirbs, ar vienas prietaisas dirbs. Taip, jie dirbs, bet neilgai. Efektyviau jie dirba kartu. Taip pat šitam prietaise galima keisti paukščių garsų eiliškumą, paukščių ciklą darbo, galima nuo 5 minučių iki pusvalandžio, taip pat yra kas yra aktualu. Šalia gyventojai nenorėtum, kaimynai tikriausiai, kad kvykautų. Ir yra funkcija diena, naktis, naktis, diena visą parą išsijungia. Taip pat yra kitose prietaisuose, vėlgi, kai kad nepriprastų, kitose prietaisuose yra čipas, kuris keičiamas ir vėl visiškai kiti paukščiai, kiti plėšrūnai, kiti šūkauja. Kas dar? Taip. Yra kiti prietaisai. Kas dar, ką norėčiau paminėti apie šitą prietaisų naudojimą, aišku, geriausia jį pradėti naudoti, kada jūsų yra pikas sezonas, nes 3 savaitės. Ir kam, pavyzdžiui, kas norėtų, viską galimas toks variantas pabandyti. Susisiekėt su mumis, mes aptariam sąlygas, pasibandot, pasižiūrit, gal iš tikrųjų jums patiks, gal nepatiks. Yra tokie variantai, niekados nesakau, kad pirkite dabar ir jūs viskas atstokite nuo manęs. Ne, skambinatės, kalbamės, šnekamės, bandotės, patinka, nepatinka, šnekam, bandom toliau ieškoti jūsų sprendimų su paukščiais. Gerai, dar labai trumpai aš sugrįšiu atgalios per vieną slaiduką tokį. Propano patrankos. Propano patrankos jos gali būti veiksmingos iki 2 hektarų, bet kaimynų irgi tame plote neturėtų būti. Nes po to... Kas? Pabandyt turit? Pabandom. Turim? Čia neturim. Ne, nesivežė mes jos. Ne, iš tikro tai yra pakankamai triukšmingas produktas, bet vėlgi labai gerai, kad būtų derinamas, netgi ir šiuo atveju turėtų būti derinamas su vizualiniais. Čia yra garsinis. Iš ultragarsinių atbaidimo prietaisų aš bent jau didesniem ūkiam tikrai nerekomenduočiau, nes jų kaina ir apsaugomas plotas neatitinka. Taip kad jeigu kas ant to kabliuko nepakliūkit dėl viso pikto. Pas mus irgi yra tų prietaisų, bet, na, taip sakant, jie praktiškai žmonėm negirdimi, bet paukščio, kadangi klausa yra pasislinkus šiek tiek į ultragarso pusę, sakysim, į tų garsų didesnių dažnių. Tai iš principo jiem kaip kvyksmas moteriškės pamačiusios žiurkę ties kojom. Tai toks efektas maždaug būna. Tai truputį kas. O dabar norėjau paklausti, yra toks variantas, kad pelėm baidyti. Yra, bet nusipirkau buitinės. Vaistiniai, įjungia, matot, seni pastatai yra, žodžiu, peliukai, žirkiukai, visko yra. Įjungiau tą ultragarsinį. Ultragarsinis, taip. Įjungiau, patikrinimus vas padėjau. Nu į ką, šalia įkrito pelė.
Ar čia nuo garso jai nepatiko jai nusižudyti, ar... O nusižudyti kokią progą nusižudė? Ne, iš tiesų visi tie fiziniai metodai, jie tikrai neprilygsta cheminiam, kaip bebūtų. Ir biologiniam tame tarpe irgi, bet efektyvumas ultragarso ir šitų graužikų, na, iš tikro pakankamai sąlyginis. Kodėl? Visų pirma, ultragarsą, kaip ir bet kokį, sakysim, na, tiesiog kaip bet kokias bangas atspindi kliūtis, bet kokios bangos. Dabar visi jų lūžiai, atsitrenkimai į sieną, grįžimai, atgal, slopinimai, taip sakant, signalas slopsta. Slopsta, palaipsniui slopsta ir iš tikro tas fizinis, sakysim, fizinių metodų panaudojimas yra toks su klausimėliu. Taip, poveikis yra, bet ne visuomet. Pavyzdžiui, jeigu tarp sienų jos įsikūrė ar kažkur, tai problemos niekuomet ultragarsas neįspręs. Gali spręsti elektromagnetiniai būtent tokie atbaidymo prietaisai, bet ultragarsas tikrai ne. Tikrai ne. Ir dabar aš šiek tiek noriu pereiti prie dar vieno tokio projekto, būtent biologinės kontrolės. Biologiniai kontroliai mes šiaip dabar kol kas šiuo momentu čia neturim, nes produktas turi būti užsakomas. Užsakomas, atgabenamas per kelias dienas ir su juo aprošiami, sakysim, laukai, daržai ir panašiai. Tai yra būtent entomopatogeninių nematodų panaudojimas. Tai ir Steinernema felte, sakysim, ir taip, ir karpokapsė, ir ką buvo šnekama iš tikro, Steinernema karpokapsė, nematodų, kirmėliukai, mažiukai, 0,5 mm, 0,6 mm, kurie yra naudojami kurklių, obalinių vaisėdžių, cidija pamonėlė, gramboliukų ir, na, kai kurių pelėtgalvių, kurių lervos gyvena dirvožemė, sakysim, kontroliai. Dabar, kaip minėjau, yra problema. Produktas, mes turim surenkam užsakymą ir atvežam kelias partijas būtent iš purškių. Čia yra purškiami. Šitie, sakysim, kirmelytės tos mažos yra išpurškiamos, gali būti su paprastais purkštuvais, gali būti su traktoriniais, jeigu tai yra dideli kiekiai ir panašiai. Aišku, yra be galo daug sąlygų. Be galo daug sąlygų, kurios reikalingos. Visų pirma, drėgmė, reiškia arba didelis kiekis vandens, arba prieš pat lietų, arba lietaus metu tas turi būti atlikta. Dirva drėgna. Kuo ilgiau jinai drėgna, tuo didesnė tikimybė, kad šitas būtent Steinernemas suveiks, sunaikins. Steinernema feltėje kita nematoda. Tripsų, čia galbūt labiau susijęs su šiltnamiais, lapus minuojančių, tai čia yra minamusių, sakysim, grybinių ir daiginių odelių, muselių, sakysim, kontroliai gali būti naudojamas. Pavyzdėliai, tripsas, musės, paprastosios mūsų kambarinės musės lerva infekuota, nuotraukos iš interneto, iš kai kurios iš mokslinių straipsnių, aišku, čia be nuorodos labai negražiai, bet taip jau išėjo. Taip jau išėjo. Heterorhabditis bakteriofora, trečia nematoda, kuri naudojama gramboliukų ir grambolių kontroliai. Vienas būtent sveika grambolio lerva yra pavaizduota kairiai, o dešiniai jau infekuota.
Visos jos veikia kelių dienų bėgi. Išliekamumas taip šioks toks yra, bet kadangi sąlygos paprastai netenkina, tai tas kontroliuojantis organizmas, jisai ne bakterija, išleidžia jinai pati būtent bakterijas, jinai būtent nužudo bakterijos tą vabzdžio ledą. Ir pačius vabzdžius, sakysim taip. Vedam kol kas dėrybas dėl Phasmarabditis hermafrodita, kuri yra skirta šliužų kontrolė. Reiškia, tai kol kas aš apie ją nieko daug negaliu šnekėti, nes nežinau, ar tai pavyks, nepavyks, kaip ten viskas mums bus. Bet iš tikro mus galite sekti mūsų puslapį credo www.credo.lt. Na, visi prisistato pradžioje, aš šiek tiek atgalo. Gintvilas Baranauskas, jeigu kas, UAB Credo, biologas, chemikas. Šiaip biologas, pavadino chemiku, kadangi aš į tą labiau linkęs, į tą sritį. Už tai mano insekticidai, rodenticidai, tai yra mano arkliukas, iš tikro tas tikras, o prietaisai turbūt Juliaus čia, bet kuriuo atveju. Na ir biologinė kontrolė, manau, irgi man. Mano elektroninis paštas, bet kur, Gintvilas arba gmail.com, arba Gintvilas Credo LT, vardas retas, tai iš tikro mane galima lengvai atrasti. Baranauskas ne visai tą pusę. Ne. O telefonas 601 05 007. Bet kuriuo metu, išskyrus gal vidury nakties, bet iki 12 ramiai. Sveiki, aš atstovauju įmonę ProAgro, mes tiekiam laistymo įrangą. Norėčiau dar tik tai tikslinti, galite ieškoti mūsų internetiniam puslapį proagro.lt. Kaip minėjau, tiekiam laistymo įrangą. Mūsų stiprioji dalis yra, kad mes pradžioje iš tikrųjų parengėm tam tikrus projektus, skaičiavimus. Norėčiau, kad kas ypač pradedat įsirenginėti laistymo sistemas, kad į tai dėmesį atkreiptumėt ir pasiplanuotumėt, nes labai svarbu dėl sėjomainos ateity, nes laistymas yra tam tikra infrastruktūra. Ir pagal ją patogiau išplanuoti laukus yra. Tai prieš darant, gal ir ne pirmais metais planuojantis daryti, bet mes galim visą laiką tais klausimais pakonsultuoti. Dėkui. Jeigu reikia agrodangų, agroplėvelių, jeigu reikia šiltnamių, ten bet kokių, statot šiltnamis. Mes gaminame šiltnamius. Tu sarmatys pasakyti. Žodžiu, įeisti jų tinklalapį, ten yra prirašyta daug ko daro. Dabar dar toks klausimas, jį pasistojo, mačiau Lenkuose augina braškes šiltnamiuose, bet ten plėvelė kažkokia yra mandri, tokia nepermatoma praktiškai. Ar jūs tokia turit kažką, esat susidūręs tokiais šiltnamiais? Taip, profesionaliem šiltnamiam, kokia naudojama plėvelė, čia pas mus Lietuvoje negaminama. Kiek žinau, net ir Lenkai kol kas nepagamina, tai yra aukštų technologijų produktas. Yra keletas gamintojų Italijoje, Ispanijoje, tai yra 3 sluoksnių plėvelė. Vidinis sluoksnis yra daugiau padengtas medžiagomis, kurios neleidžia kondensatui kauptis. O iš išorės yra sudėtos irgi tam tikros cheminės medžiagos, kurios apsaugo nuo infraraudonųjų spindulių. Tuos spindulius skaido, kad nekoncentruotus ir augalai nebūtų tokie kenksmingi. Tai mes tas plėvelės vežame iš Ispanijos.
Aš dėl šiltnamių neprisistatinėjau, nes iš dalies tai yra mūsų naujas produktus, bet mes juos gaminame ir labai stipriai nesireklamuojame kol kas, bet gaminame šiltnamius ir dabar turime braškininkams lengvų konstrukcijų šiltnamius, kur Heigrų tokias tipo ir šiuo metu jau galime pasiūlyti. Tai reikėtų kreiptis ir aš labai konkrečiai dabar negaliu pasakyti, bet pagal individualų asmeniškai projektą. Gerai, dėkui. Ar tik šiltnamį, ar tą visą įrangą viduje ten tos... Dėl šiltnamių mes praktiškai šiltnamius turime dėl auginimo stovų, ką jūs minėjote. Kol kas tokio konkrečiai pagaminto daikto neturim. Bet mes turim ir gamybinę bazę, viskas priklauso nuo laiko ir kaip greitai reikia, nes mums vis tiek tas dalykas reikalingas. Paprastai po žiemos turim ir naujų produktų pagal poreikį. Tai būtinai mums tas daiktas būtent reikalingas, bet suprantat, mes tą karkasą išlankstė ir esam padarę, bet jinai nekonkurencinga kaina. Yra įmonė, kuri lanksto pakankamai ilgas lakštus iki 6 metrų. Bet šiuo atveju reikalinga mašina, kuri daro tą lataką vietoje ir ilgą, tai ir kad žemesnė kaina būtų. Kol kas mums pakankamai už tą kainą gaunas latakų. Gerai, dėkui. Dabar yra toks, čia registracija buvo be jokių užrašų. Ar visi čia užsiregistravo? Mato, tas yra skirtas asmeniškai man. Šiais metais organizavom 3 seminarus, buvo viena kelionė, dabar šiemet 4 renginys jau yra. Ir kas yra tam sąraše, kitais metais be abejo, rudenį vėl bus organizuojama. Ir kas yra tame sąraše, bus kviečiamas. Matot, apie veislės kalbėtai labai sudėtinga, dėl to, kad visi mes kažkokias veislės auginam, visi mes atsivežam įvairių veislių, ypatingai pastaraisiais metais. Didžiuliai ryšiai yra, reiškia, su visa Europa ir toliau. Ir kaip tik gerbiamas Ragaišis ateina, jis kaip atstovas kai kurių veislių jis pristatys. Ką aš noriu pasakyti? Mes turim pasirinkdami veislę dviejopai žiūrėti. Vienas momentas, kad mes turim pirmiausia auginti tokią veislę, kurią perka vartotojas. Negali mes prisiauginti ir su savo uogom sėdėti. Žodžiu, arba vyną daryti, kuris, žodžiu, kur perka. O iš kitos pusės mes turim tokią veislę auginti, kuri pas mus auga. Ne aplamai tam krašte, ne aplamai Lietuvoje, kuri pas mus auga. Nes toli gražu pas kaimyną gali augti, pas mus neaugs. Žodžiu, tai du momentai ir jie paprastai nesutampa. Iš kitos pusės, savo laiku buvo viena kita veislė, kuri metai iš metų, 10 metų buvo auginama ir tada galima ir didesnės partijos sudaryti tokių veisliuką. Dabar tų veislių gausybė įvežama, daug jų auginama. Ir galvoto, kad čia gerbiamas Jutnukis aiškino, sako, 8 tonų reikia sudaryti partiją, kad kūrą pakrauti, išvežti. Negalime vienos veislės, negalime ten įvairių veislių. Viena veislė turi, bet 8 tonų surinkti negalime. Per trumpą laiką, per vieną vakarą. Tai praktiškai man atrodo, kad mes negreit prieisim prie kokios tai vienos ar kitos veislės, nes dabar stengiamasi įsivežti kuo daugiau, stengiamasi, jeigu kaimynas turi kokią tai veislę, tai aš būtinai įsivešiu dar kitokią, kadangi aš noriu iššokti pirmas, kadangi mano galbūt bus įdomesnė, gal skanesnė, gal vėl kokia nors žodžiu ir tokia atveju nukonkuruosiu kaimyną. O iš tikrųjų labai veislė dar priklauso ir kokioj žemėje auginama, žodžiu, jeigu pas kaimyną gerai, tai pas mane gal blogai, arba atvirkščiai. Tai tas pasirinkimas yra labai aktualus veislės ir ilgai išliks aktualus. Tuo labiau, kad dabar daug įvežama, kaip sakiau, įvairių veislių ir jos įvairiai giriama, bet paskui praeina 2 metai, jau apie ją nutylimą kitos giriamos.
Aš čia pristatysiu 10 tokį vidutinio ankstyvumo ir ankstyvų veislių, kurios daugumą jūs žinot, bet jos yra augintos vienoje vietoje, vienodos sąlygos ir tada galima lyginti. Truputį derlingumus, truputį galima lyginti, nes jeigu skirtingose sąlygose išauginus, tai tikrai labai skirtingi rezultatai. Tarp kitko, mes darysim seminarą, bijau aš tiksliai pasakyti, bet tikriausiai per rugpjūčio 11 dieną, galbūt. Tą maždaug savaitę turėtume daryti. Tai ten pristatysim ir kokias veislės tyrim, ir kitų galbūt dalykų, žodžiu tokį pasišnekėjimą Babtuose, Kauno rajone padarysim apie rugpjūčio 11 apie tą laiką, maždaug. Paprasčiausia paimti ir atvažiuoti. Prašau. Bus paskelbta mūsų tinklalapį, bus paskelbta ir turėtų būti ministerijos tikriausiai tinklalapį bus paskelbta. Aš preliminariai dabar sakau, kad greičiausia, kad 11 rugpjūčio, bet ne, be pasitikslinimo netvažiuokit, 11 galit nieko nerasti, bet greičiausiai. Tai aš čia kelius tik tai tokius, kas pernai buvot pas mus, matėt tą plotą, pernai buvo jis rugpjūčio kažkur apie 15-20 pasodinta, pikuotais daigais, ne frigų, bet pikuotais daigais, pernykščių metų, reiškia. Ir kokie rezultatai gavosi pirmo derliaus. Tai čia rumba. Žodžiu taip, gal taip, tada sakau. Vidutinis visų veislių derlius 10 veislių. Tai yra, o tirta rumba, Azija, dar Royal, dar Select, Deluxe, Elegance, Flair, Sirija, Sonata, Vivaldi. Va tos 10 veislių. Ir vidutiniškai mes pirmais metais gavom 15 tonų. Tai yra, kaip patirtis rodo, sekančiais metais mes tikrai turėtume didesnį derlių gauti iš ankstesnių metų. Dabar iš derlingiausių 21 toną būtų Vivaldi, žodžiu. Šiaip aukščiau vidurkio yra dar Select, Flair, Sirija ir Sonata. Aukščiau vidurkio, kitos žemiau vidurkio. Ir noriu atkreipdėmėsi į tokią veislę kaip Sonata. Ji pastaraisiais metais labai pradeda pažeisti pašaknio lygos ir arba labai gerai, tai tikrai čia būtų buvus derlingiausia veislė Sonata. Žodžiu, nes atskiri pakartojimai buvo tikrai jokio išnykimo ir ten apie 24 tonos mes gavom, bet atskiri pakartojimai tiesiog dėl pašaknių lygų dalis išnyko ir praktiškai ir čia bandėme, bet ir kitose laukose stebėjom ir Lietuvoje matom, kad reiškia ypatingai tom tokiom permainingom žiemom, po permainingų žiemų Sonata labai jau pasidarė nestabili. Labai gerai, jeigu augalija viskas tvarkoj, tai tikrai derlinga ir labai derlinga veislė, bet jeigu aštuoni lygos reiškia užsikrečia ir praktiškai tas abejotinas ir derlingumas gaunasi ir pasėlis negražus, margas. Šiaip dar Selectas gerą daugiau aukščiau vidurkio davė. Iš ankstyvo vis dėlto mes buvom pripratę prie honiai, dabar rumba kaip ir keičia honiai. Mes tikėjomės, kad tikrai su rumba mes geresnius rezultatus turėsim, išskyrus tai, kad kokybė gera ir gražiai atrodo, viską, vis dėlto ji yra pašalanti ir tas žiemojimas yra tikrai atskirais atvejais abejotinas rumbos. Ir lyginant su honiai nebus blogiau, bet kažko geriau irgi nėra. Bet pati kokybė uogų,
Tai tikrai yra gera ir blizgančios prekinė išvaizda gerai, didelės. Yra iš pačių ankstyviausių Flyer yra. Tai tikrai veislė reikalaujanti labai geros priežiūros, ypatingai vandens atžvilgiu. Jeigu mes užgarantuojam pakankamą laistymą, aišku, ir trešimas kartu, bet jeigu užgarantuojam laistymą, Flyer yra derlinga veislė ir tikrai didelis uogos. Skonis geras. Bet jeigu kas dar augina nelaistant, tai Flyer net nerizikuokim. Dėl to, kad jį labai jautri drėgmės trūkumai. Jeigu kitos veislės dar, jeigu sausra užėjo, tai kitos veislės ypatingai sunkesnė žemėje auginant, tai gana kantrios ir dar gali duoti ir neblogą derlių, tai Flyer visada bus pirma nuvinta, išgula tie auginojai ir praktiškai nieko gero neturėsim. Čia tik tai prie geros priežiūros ir gero laistymo, tada mes galim garantuoti tokį gana gerą derlių. Uogų dydis pirmų skinimo vis dėlto vidutiniškai yra 29 gramai, tai už vidurkį yra Rumba didesnės, Azija didesnės, Deliuksė didesnės ir Sirija. Visos kitos arba panašaus, arba čiut mažesnės. Trečio skinimo, jau tokio mašinių skinimo metu, tai žodžiu vidutinis 22,4, tai už vidutinį trečio skinimo metu, masinių dėrėjimo metu, reiškia, Rumba didesnis uogos, Azija didesnis, dar Royal, dar Select ir Sonata didesnis uogos. Tai uogų dydis labai svarbu yra, aišku, jos, kad yra gerai, kai vienodai didelis, dažnai būna vienos didelis, kitos mažesnis. Uogų skonis, išorinis patrauklumas, tai vis dėlto čia toks labai, kai yra su kuo lygint, tai tada jau mes iš rankos, kai ir dėl skonio, ir dėl išvaizdos, kai nelabai yra su kuo lygint, jeigu ten prekyvietėje 2-3 veislės, tai tada ir paprastesnio skonio, jeigu ypatingai, jeigu jos gražesnės, irgi einančios uogos. Tai čia pomologinės komisijose apie 10 žmonių visada, tai už vidurkį skanesnės yra Rumba, Azija, dar Royal, Flyer ir Sirija. Žodžiu, tai tikrai skanesnis yra. O kitos yra kiek tai, ne taip aš pasakiau, išorinis patrauklumas, čia neskonį pasakiau, išorinis patrauklumas, tai yra gerai atrodančios Rumba, Azija, dar Royal, Flyer ir Sirija, tai yra tikrai geriau atrodytų negu kitos. O pagal skonį tai skaniausias būtų Sirija, Rumba, Deliuksė, Flyer ir Sonata. Kitos truputį prastesnis skonio. Kažkodėl keistai gavosi, kad dar Select. Tikrai gana geros skonio. Čia duomenys rodo, kad kitos veislės yra skanesnis už dar Select. Labai atsiprašau, ponus. O dabar yra teisybė paskui, kad yra dvi dar Select rūšis, dvi linijos. Lenkų ir prancūzų. Ar čia tik mitas? Sunkus klausimas. Iš tikrųjų, teoriškai turėtų nebūti. Praktiškai būna. Ir taip, ne tik su braškėm yra, ir žinau, ir su slyvom, pavyzdžiui, yra net taip, ir net ir Lietuvoje yra dauginama ta pati veislė, vieną derant, kitą nederant. Vat, žodžiu, tai taip pat kaip ir Sirijoje. Sirijoje yra iš pačių originatorių, yra atėjus Sirija, kur yra priemaišai. Tai tos tikrai nebūtų. O lapai, žodžiu, lapai tamsus, uogos tamsios, žodžiu, viskas iš pirmo žvilgsnio lyg tais pats, bet iškilo kaip, vėliau pradeda nokti. Kai kurie krūmai. Pasirodo ir lapai skiriasi forma, nors spalva ta pati. Tai taip, kad teoriškai neturėtų būti, praktiškai gali.
Čia yra ne autorius, bet kuris iš autoriaus gauna beveik, tai jis gali atsakyti. Žodžiu, aš duomenų neturiu, savų duomenų neturiu, o šiaip įgiriama yra veislė, bet savų duomenų aš neturiu. Bus ir dabar skinam dar Pandorą ir Malviną, šiuo metu skinam, tai irgi pristatysim duomenis, žodžiu. O šiaip vis dėlto iš vienos pusės mes kaip individualiai prekiaujam, tai tas iššokti su kažkokia tai veislė labai gerai, kai kaimynas neturi, o pas mus gražesnė veislė ir galbūt skanesnė, tai tas labai gerai. Bet jeigu mes norim koncentruoti ir galvoti apie eksportą, tai tokiu atveju mes turim apsispręsti, kurias veislės auginam ir ne 1, 2, 3 metus, bet bent eilę metų, kurias veislės auginam ir reiškia, galim mes eksperimentuoti, galim mes visko turėti, bet su kuriuom pagrindė dirbant. Ir reiškia, tai tokiu atveju mes galim būti įdomus ir turėdami galvo, kad jeigu norim išvežti. O jeigu vietoj, tai kas naujau, kas įdomiau, tai galbūt ar eurą brangesnį, ar aukštesnė kaina, ar paklausa bent jau bus didesnė negu pas kaimynus. Tai žodžiu, kaip niekada, veislių klausimas yra aštrus ir dabar tikrai ne vienas negali pasakyti, kad auginkim tik tą veislę ir mes 5 metam į priekį, aš nekalbu 10 metų, 5 metam į priekį, auginam tik tą veislę ir mes garantuotai ir kainą turėsim ir visą kitą. Labai greitai keičiasi, o eiti reikia prie to, kad vis dėlto apsispręsti ir vis dėlto kažkurias pagrindinės, negalim prie vienos kitos, bet reiškia iš ankstyvų, kokia turi veislė būti, iš vėlyvųjų, kokia turi būti veislė, lyg tai dabar ir gaunasi vėlyva Malvina, visi Malvina. Kodėl ne Pandora? Reiškia, vėl prašau, nudurkina kas nori, galima pasodinti, reiškia, bet svarbu, kad būtų derlius geras. Tai taip, čia reikia, čia technologinis klausimas. O jums galima duoti klausimą dėl tręšimo? Negalima. Prie tiek tręšėjo... Mergins pabėga. Tokia tręšėjo koncentracija čia yra, tai kad aš galiu neatsakyti. Žodžiu, tai iš remontantinių dabar veislių mes irgi pasistengsiu paruošti duomenis, tai anksčiau irgi Vieto turėjom bandymus, Aromas turėjom, Florin, dabar ir San Andrės yra, ir Pavorė, dar daugiau. Tai kas yra? Turėkim galvoje, kad remontantinės auginam tai tikrai sudėtingesnė technologija. Ir vis dėlto, jeigu galvojama apie amžių braškių, tai aišku, italai ir tas tradicinės braškės vienmetė kultūra turi, bet ten vegetacija ilga, visa kita. Mes vis tiek, jeigu apie tradicinės kalbam braškės, tai yra 2 metai praktiškai, 2 derliai, taip jau atskirais atvejais tik tai 3 gali pateisinti, bet 2 derliai su vienu derliu mums nelabai su ekonomika. Būtų gerai vieną derlių, bet nelabai ekonomika susives. Žodžiu, o remontantinės vis dėlto mes turim dabar ir antramečio, ir anksčiau bandymas irgi turėjom, 1 metus ir 2 metus auginam. Vis dėlto, jeigu norim gerą derlių gauti, tai turim pirkti stambius, gerus frigo daigus, pasodinti kaip galima anksčiau ir vieną sezoną. Apie 2 derlių remontantinių jau yra problematiška, atskiros veislės dera. Pavyzdžiui, Aromas tikrai gerai žiemoja ir gerai derėjo, nes geriau negu pirmametės, bet dauguma veislių tai vis dėlto vienmetė kultūra remontantinių. Ir laukia, bet geriau būtų šiltnami tunelyje.
tunelį. Tai tikrai geresni rezultatai. Bet turim galvoj, kad labai pasikeitė, atšilo klimatas ir atėjo kenkėjų ir lygų tokių, kurių buvo tik epizodiškai. Čia gerbiama Alma kalbėjo jau tais klausimais. Aš noriu dar užakcentuoti, kad pavyzdžiui, niekada mes tokios problemos neturėdavom prieš 5, prieš 10 metų su tripsu. Nu, būdavo atskiros veislės, atskiros okos, ten pažeistos kažkiek dar, sako, tos skanesnės net. Tai žodžiu, tai dabar gali masiškai sunaikinti atskiros veislės 100% tas tripsas. Tai dėka karštų tokių periodų vasaros metu, kai būdavo 30 laipsnių, būna viena, kita per vasarą, jeigu viena, 2 dienos, 30 laipsnių, viskas. Ir ne visada dar būdavo. Tai dabar atskiri periodai, po savaitę po 30 laipsnių ir kelius kartus taip. Tai tų kenkėjų prisiveisi žymiai daugiau ir jie eina link šiaurės ir praktiškai, kur anksčiau nelabai kreipdavom dėmesį. Tai dabar labai reikia kreipti dėmesį ir tie patys tripsai, ir ta pati blakutė, kur irgi pavienius žiedus pažeisdavo, dabar masiškai, ypatingai jeigu auginam remontantinės braškes. Mes pernai teko stebėti. Visi tie barškimai, kurie reikia padaryti, viskas liktai ramu, o remontantinės jos vėliau pradėjo derėti ir praktiškai reikėjo dar papildomai purkšti. Ir žodžiu, ir jeigu blakutės ant tradicinių braškių visai nebuvo, tai remontantinė masiškai pasireiškia. Žodžiu, tą technologiją reikia įsavinti, kaip ir herbicidus. Nereikia galvoti, kad prašoksim, nenupurkšim, gal neužaugs ta žolė. Jeigu žinom, kad mūsų žemė dygsta, jį sudygs, jeigu tik prieš jauną naudojam, tai ir naudokim, be jokių ten ceremonijų. Reiškia, neprašoksim, taip ir su kenkėjais. Jeigu jau žinom, kad invazijos blakučių yra, invazijos tripsų yra, tai jau nebelaukim, kol jie uogas ten išnaršys, bet su jais, bet jau tada, kada reikia purškim, ir tai tada ir matysim, kad jeigu jau tikrai pas visus bus, tai tik gali būti daugiau mažiau. Bet jeigu nėra pas mane, tai reiškia, aš tvarkingai susitvarkiau. Tai, o veislės tikrai labai įvairiai mėgsta tie kenkėjai ir bendra ta technologija visom veislėm reikalinga. Bet, kaip sakau, vėlimo veislėm, vėl tokiai malvinai, vėl skirtingai purškimai bus negu kad tradiciniam, o remontantiniam tai iš vis žymiai sudėtingiau gauti kokybišką derlių ir nepažeidžiant tų karencijos periodų, nepilat bet ko, o reiškia leicinais, pesticidais, žodžiu, apsisaugant ir apsisaugot galima, bet reikia labai atidžiai viską žiūrėti ir negalvoti, kad, gal kaip nors šiemet prašoks. Tai va, taip trumpai, o mes tada rugpjūčio mėnesį pasitengsim plačiau vis kitas remontantinius duomenis pristatyti žodžiu, ir kitų veislių. Dabar dėl, čia kaip, ar reikia pesticidų, fungicidų, ekologinė gerai, ekologinė, aš tikrai ne prieš ekologiją, bet man dažnai sako, aš tai numėgėjai daugiau, aš tai nieko nepurškiu, čia reiškia viskas ekologiška, bet sako, niekur neturit. Derliaus nėra, einat į Maksimą ir perkat, suprantu, o ten yra nupuršta tiek, tai sakau, geriau pačiam daryti ir žinai, ko purški ir kiek purški. Tai taip, kad galvot, kad mes be pesticidų užauginsim, tai tikrai to negalima, bet reikia labai atidžiai viską daryti. Ir dėl fungicidų. Mums teko bandymus daryti, dabar 3 metus iš eilės, dar select veislė buvo, pasitaikė tų šaltesnių tokių žiemų, priedangų nebuvo, nedengta. Ir ten buvo prieš pūvinius, žodžiu, ir prieš, tame tarpe prieš pūvinius, bet reiškia, kad išlaikyti gražią uogą nuskynus, kad jį kuo ilgiau laikytųsi graži nuskynus,
buvo panaudoti sensibilizatoriai, žodžiu, nieko bendro su chemija neturinčios priemonės. Ir ten žodžiu, pačios uogos išvaizda tikrai pagerėjo, bet kur buvo naudotas signumas, kitais metais buvo signumas su svyčiu, kur naudotas, tai ženkliai geriau išsilaikė patys kereliai. Vat kur yra esmė. Jie puviniui, tai puviniui, bet reiškia, ten, kur buvo kitos priemonės naudotos ir visai nebuvo fungicido, 3 metus iš eilės, dar selekto veisliai, kai plius dar buvo ir tokios žiemos nedėkingos ir pašalančios, pažeidė, nes dar selektas viena iš jautresnių veislių žiemojimui. Tai ten, kur naudotas svyčias ir signumas, ten ženkliai geriau išsilaikė kereliai, jie ženkliai geriau derėjo ir patys augalai visai kitaip atrodė, negu ten, kur 3 metus šilis nenaudota. Tai taip, kad tos priemonės turim naudoti tą, ką žinom, kas padeda ir tikrai negudravot, o padaryti viską. Dabartinės technologijos yra tokios. Anksčiau sakydavo, augalai, braškės yra kantrios, jeigu ką ne tai padarysi, tai vis tiek gausi derlių. Dabar yra tokios, viską gali padaryti, bet vieną klaidą padarysi ir tau gali nubraukti viską. Tai taip, kad visus niuansus turi žinot ir dar turi, kaip sakant, gamta padėti, ar Dievas, kas ten arčiau ko, žodžio, dar jeigu jis padeda, viskas gerai. O niuansus turim žinot. Pavyzdžiui, vėl niuansas. Dabar, kai minėjau, tas herbicidas dirvinis. Jeigu jį naudosim, kur daug organikos dirvoj, arba kur šiaudais, taip jau daug pakreipiam, tai jis žymiai prašiau veikia. Vat ir niuansas. Vat ir per daug negalime naudoti, nes nutručysim braškes. Tai tiek trumpai. Ačiū uždėmesi. O pats tas gerai, kad ponia Elytė atbėga. Dabar pas mane buvo toks klausimas užduotas. Ir dabar, kai pas mane buvo daroma ten ant kubinio tūrio, tam tikras kiekis trąšų dedamas. Ir buvo toks klausimas buvo iš žmonių. Ant kiek galima paskleisti tą toną vandens, ant kiek braškių konkrečiai? Kokiam plotui? Sudėtinga yra atsakyti, mes irgi važiuodami šiek tiek bandėm diskutuoti, koksgi vandens kiekis turėtų būti. Nu, jeigu įkištum ranką prie daigų, prie augalų, žemė turėtų būti drėgna, aišku, nežliuksėti ten tą drėgmę. Teisingiausiai tai būtų nustatyti, koksgi turėtų būti vandens kiekis išmatavus dirvos drėgmę. Tam yra prietaisai ir tada matuoja. O taip iš akės tiesiog turi ką va praktiškai daro. Ir kiekvienas jūs kaip daro. Aš pasidalinsiu patirtimi, ką aš darau praktiškai. Žodžiu, jeigu, ponas Ritas gal valinguoja, bet čia kitas tema. Vienu žodžiu, jeigu aš noriu atiduoti tik tai trąšas, sakykime, dirva yra optimaliai drėgna. Nuo 80 ten apie 80 ribinio drėgmės imlumo. Dirva drėgna. Bet aš turiu paduoti trąšas, nesvarbu, kad man drėgmės nereikia. Ir jeigu norite tolygiai paskleisti trąšas, jūs turite į hektarą duoti ne mažiau kaip 10 kubinių metrų vandens. Nes jeigu jūs duosite mažiau, tai jūs tada to didelės trąšų koncentracijos įnešti negalite, nes jūs nudeginsite šaknis. O kad būtų optimalus ir patręšimas, ir prie optimalios drėgmės, tai jūs turite duoti ne mažiau kaip 10 kubinių metrų vandens. Bet jeigu yra sausa ir mes norime kartu ir palaistyti, tai yra pakelti šaknų zoną dirvožemio drėgmę, tai tada jau galima tą koncentraciją trąšų duoti žymiai mažesnė, tą patį kiekį, ką aš sakau, ten 1,5% trąšų koncentraciją galite atiduoti jau ir su 15
tonų vandens arba 115 ml būtų į hektarą tokia vandens norma. Bet praktiškai skaičiuojame, tręšimas yra 10 tonų vandens į hektarą, yra minimalus vandens kiekis. Labai labai didelis ačiū, be galo ačiū jums visiems, kad radote laiko, gražią saulėtą dieną ir ypatingai tada, kada truputį jau nuslūgo tas braškių aktualumas. Man labai džiaugiuosi jums, kad dabar rūpinatės, kadangi kitą derlių imsite po metų laiko, bet matau, kiek yra įdomių klausimų, kaip jūs, žodžiu, norite šiuolaikiškai tvarkytis ir žinoma gauti iš to pelną, ką mes ir labai linkime. O šiandien mes su Elyte, dėkodami jums visiems, esame be galo dėkingos mūsų darbų vykdytojai, sąžiningam, kuris tikrai viską darė taip, kaip mes norėjome, be jokios kontrolės, kadangi darė ne mums, ne Elytės kompanija, ne Baltic Agro, bet darė jums visiems.